Sveiki kolegos medžiotojai ir medžiotojas. Praeitą savaitgalį Raudonės pilyje vyko Švento Huberto dienos minėjimas, kurį organizavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Į renginį susirinko ne tik gausus būrys dalyvių, bet ir svečių. Kviečiu pasižiūrėti reportažą iš šio renginio. Tikrai iš tiesų malonu, kad Raudonės pilis, Raudonės bokštai, Raudonės aikštė suteikia mums tokią užuovėją, kurioje galima išvirti sriubos ir pasivaišinti ją. Bet vis tik tai negalima negrįžti prie mūsų medžiotojo Švento Huberto minčių, negalima jo kažko tai nepaprašyti. Galvojau, nuo ko pradėti šitą šventinę kalbą. Iš esmės, ko gero, tai būtų greičiausia tokie trys norai, kurie mums šiandien yra aktualūs. Mes medžiotojai išgausinom gamtoje esančią fauną iki neribotų skaičių, tuo galim didžiuotis. Be abejo, jos kelia problemos mums, ūkininkam, truputį pasigodžiam vieni kitiem, bet ją gausinam. Manyčiau, kad Šventas Hubertas turėtų šiek tiek po paskutinių Seimo debatų apšviesti dėl kai kurių priemonių, kuriuo mes galėtume naudotis, vieninteliai galbūt likę Europoje. Tai sveikatos jums visiems, gero susiklausimo, geros skanios sriubos ir sėkmingo sugrįžimo namo. Kai šitie rūmai buvo statomi prieš 350 metų, kas galėjo pagalvoti, kad tokia graži bendruomenė čia rinksis ir tikrai yra ko pasigirti. Esame nuostabios Lietuvos gamtos vaikai. Iš tikrųjų turime nestygių gyvūnų, kai kada net perteklių. Kalbam apie reguliavimo poreikį, tiek ir eisme avarijų daug, tiek ir ūkininkų šiek tiek skundų turim, ir miškų savininkų, bet aš noriu šį kartą padėkoti. Padėkoti visiems, kurie ateina į savo bendruomenės, į savo kaimus ar regioninius miestelius, išverda sriubos ar pasidalina kumpių, susidraugauja su vietiniais ūkininkais, su vietiniais miškų savininkais, su vietinė bendruomenė ir tampa tos bendruomenės dalimi. Nes medžiotojai visada būdavo bendruomenės dalis, kur tai bebūtų, ar kaimiškose vietovėse, ar didesnėse giriose. Ir jums reikia eiti žmonės, nes žmonėse vis dar yra labai daug mitų apie medžiotojus, kurie kartais trukdo, kaip pirmininkas sakė, pasiekti protingų ir racionalių sprendimų. Tai, kad šiemet buvo pratęsta visiems medžioklės būreliams išskyrus vienintelį vieną sutartis, rodo, kad sugebate rūpintis, kad galite puoselėti savo medžioklės plotus ir būrelius. Dar kartą su švente, su Hubertinėmis. Gerbiamas Laimonai, gerbiami kolegos medžiotojos ir medžiotojai, gerbiami svečiai, tikrai noriu labai nuoširdžiai pasveikinti jūsų šią gražią ir prasmingą šventę, su mūsų Huberto švente. Tikrai gera būti šiandieną čia drauge su jumis, matyti jūs besišypsančius. Na tikrai turime Seime daug svarbių ir reikšmingų sprendimų, kaip ir buvo minėta, poros mažų balsų pritrūko, bet mes dar kartą užregistravome įstatymo pataisą, rankojame rankovės ir grįžtame tam, kad priimtume mūsų bendruomenę reikalingus sprendimus. Tai tikrai matau čia kartu su mumis ir ministras, kurio balsas be galo labai svarbus, tikiuosi šiandien prisižadės ir bus medžiotojų, gamtos ir Lietuvos pusėje. O šiandieną jums daug šypsenų, geros nuotaikos, puikaus besitęsiančio medžioklės sezono, sėkmės jums, daug šypsenų ir gražios jums šventės. Ačiū labai. Miško broliai ir sesės, mėly ginklo broliai ir sesės, kaip buvęs kariškis, sveikinu visų pirma jūsų Švento Huberto diena ir noriu visiems vis dėlto palinkėti, kad būtume visada su paruoštais ginklais, jeigu prireiks ne tik tai medžiokliai, bet ir tėvynei ginti. To ir linkiu, su švente, sėkmės jums. Ir kaip jau teisingai paminėjo generolas, kiekvienas žmogus turintis ir mokantis valdyti ginklą šitais neramiais laikais turi būti gerbiamas ir vertinamas,
o nepeikiamas ir nemylimas. Tai noriu tikrai palinkėti, kad visuomenė gerbtų ir mylėtų jūs. Labai džiaugiuosi, kad jūs einate visuomenę ir rodot, kiek meilės ir pagarbos yra jūsų bendruomeniai, gamtai, gyvūnui. Ir noriu palinkėti 3 dalykų. Tai pirmiausia, taikos mums visiems, šilumos jūsų šeimom, na ir kad išsipildytų tie 3 jūsų pirmininko pasakyti norai. Tai gražios šventės jums visiems. Mėly kolegos, visai nesenai perskaičiau, kad 80% žmonių gyvena arba praeitim, arba ateitim. Ir tik tai 20% žmonių gyvena dabar ir čia. Tai šiandien linkiu, mėly kolegos, medžiotojai, šiandien yra mūsų šventė, mūsų globėjo Švento Huberto. Švenčiam, džiaugiamės ir tikim gražią ateitim. Tai prisidedu prie tų gausybės sveikinimų, mėlieji, su Švento Huberto diena ir nenorint kartotis, tikrai norisi padėkoti pirmiausia šventės organizatoriam, medžiotojų žvejų draugijai, vadovybei, visiems skyriams, kurie taip aktyviai sudalyvavo ir aišku, norisi padėkoti už jūsų aktyvumą, kad jūs esate paskutiniu metu tikrai labai matomi, aktyvūs, ne tik čia, ne tik didelėse šventėse, bet ir savo bendruomenėse, miestuose, miesteliuose, kaimuose, kur iš tiesų darote pokytį. Ir tą pokytį, kad visuomeniai medžiotojus pradeda žiūrėti tikrai labai pozityviai ir tas pozityvumas matosi net ir balsavimuose. O šiandien, ką kalbėjo ir klebonas per pamokslą, kur sakė žodžius labai gerai įsiminiau, kur Jėzus sakė, išgirsk Simonai. Tai vat ministras, manau, išgirdo ir visi mes tikime, kad tas nušvitimas ateis. Ačiū visiems, labai gražios šventės ir sėkmės. Jūs čia visus matyti. Na ir žinot, norėčiau visus pasveikinti su medžiotojų globėjo švente, su mūsų bendrystės švente. Ir pasakyti tai, kad mes turbūt kiekvienas savaip įsivaizduojame šią Huberto šventę, bet vardiklis yra vienas, kad tai yra medžioklės paveldo ir medžioklės istorijos šventė. Istorijos, kuri nuo pirmykščių laikų teisėsi ir istorijos, kurios metraštininkai esame mes šiandien. Visai Europai ir viso pasaulio medžiotojams keliamas iššūkis išsaugoti ir užtikrinti harmoningą žmonių ir laukinės gyvūnijos sambūvį. To aš jums visiems ir linkiu, nes medžioklė pakankamai atsakinga veikla. Pabaigai norėčiau padėkoti, kad čia atvykote šiandien tolimą ir ilgą kelią. Nors žinote, pats ilgiausias kelias yra nuo žmogaus galvos iki širdies. Tai dabar draugija tą kelią ir eina link jūsų širdies savo darbais ir veiklumu. Ačiū, kad esate ir siekis yra, kad didžiuotumėmės visi šią organizaciją. Gražios šventės.